ateina pasižiūrėti. Siūlė vieną mašinėlę. Sako, vargsi tu su šitais triperiais. Sako, gal nori nusipirkti normalią mašiną. Turėsi daily ir dar uždirb galbūt išeis. Ne, galbūt turėtų. Passatas CC. O mes štai ir prie jo. Passatėlis, 2 litrai turbo, 155 kW, su labai maža rida, bet su passatiniam problemom. Turime va tokius reikalus. Lemba visur kyla. Aišku, čia dar nusivalytų iš vidaus, bet realiai tai sparną reikia dažyti būtinai, nes čia špaklius yra amerikonas, tai turbūt čia daužtas buvo. Bet mes tą pasižiūrėsim per karvezę gal žinoma, bet pirmą apsižiūrim išoriškai, kaip čia atrodo. Rudelės, stabdžiai nauji, matosi, zarubkės nieko nėra. Pasimokiau iš tų visų gaidžių 3, kur dabar su jais vargstu, kad mašiną reikia normaliai apsižiūrėti, nesvarbu, kad tu ją pigiai perki. Reikia apsižiūrėti, kad po to nepapult ant kažkokio rimto gedimo. Ir tiesiog sutaupysi daug laiko, nervų. Tai dabar bandysi pasižiūrėti. Taip, žiūrim toliau. Čia rudelės kyla. Man atrodo, šitas šonas bus daužtas turbūt gal. Čia net yra biški. Čia yra. Ir jei pasibaigus techninį, šitas šonas švarus. Šis berodžiu, tai tas šonas šis sudažytas. Sparnas sveikas. Priekinės durys. Čia vos pakelta prie moldingo, bet čia jau standartinė problema, prie rankenos irgi standartinė problema. Galinės durys pilnai sveikos, arka galinė irgi, sakiau baražių, nifiga, irgi čia. Realiai, daug dažymo iš tikrųjų. Bet gerai, einam prie linksmesnės dalies. Turime ridos, tik tai 159 000 kilometrų. Aišku, tą mes patikrinsim, pasižiūrim, ar nesiveria. Televizorių, kondiškė, šildomas priekis sėdynės. Sėdynės keleivio ideali. Vairuotoja irgi pagal ridą matos. Vairas tikrai panašu į tokią ridą, nesutrinta. Jeigu bumbulas, pedalai. Kol kas liečia techninę dalį, porankiai veikia. Dabar žiūrim normaliai tą mašiną, ne? Langai 4 veikia, užsidaro. Kondiškė nepatikrinsi dabar turbūt jau. Šiaip bendrai, kad jinai geriau atrodytų, tai užtektų tas, kurios rūdis nutekėjo ir užtektų nuvalyti. Tai jau vaizdas būtų daug geresnis. Dabar nebiškil, čia visą žiemą praktiškai stovi, sakė. Ir pasibaigė techninė apžiūra visai nesenai. Tai mintis yra, jeigu jį nupirkt, man jį atiduoda 2.8. Tai techą reikia pravaryti, reiktų ir bandyti eksploatuoti. Gerai, žinot ką? Patikrinam per CarVertical. Man labai įdomu, kas čia su CarVertical. Iš kur jinai, aš manau, kad konas pagal raktelį bent jau. Pagal sėdinių odą atrodo amerikonas. Darom CarVertical. Pasižiūrėsim, ką jinai nuveikus ir ta graži rida yra tikra, nors žiūrint techninę būklę, mašinos salono susidėvėjimą. Atrodo, kad tikra turėtų būti. Gavom ataskaitą. 2012 Amerikoje patirta žala. Rašo, kairį šonas brauktas. Ok. Čia dar matom. Parduota buvo 12 metais 8 mėnesį Amerikos aukcione. Kainai čia nuveikus, techninė apžiūra Lietuvoje. Rida gražiai, sėkmingai visa kilo. Parodysiu. Rida sėkmingai kilo nuo 11 metų, nuo kada yra pagaminta. Nuvažiavo 30 štukų iki 14 metų. Ir kilo. Iki 138 000. 23 metais fiksuota. Tai grinai prieš... Tai va, trečią mėnesį, kovo mėnesį baigėsi techninė apžiūra ir nuo praeitos techninės apžiūros yra nuvažiuota kiek? 20 keli tūkstančių. Per 2 metus 20 keli tūkstančių. Nuo 138 iki 159. Turim techninį lapą. Čia paskutinis 26, 2, 28 pasibaigus. Praėjo be defektų. Jis yra 26 metų. Ne, čia kažką blogai rašo. Lietuvoje pirmą kartą užregistruota 20 metais. Arba aš kažko jau nebesuprantu, bet taip atrodo pagal techninės apžiūros lapą. Čia vėl kitaip atrodo. Čia gal ne tos mašinos. Čia 2 techniniai. Ne ta mašina, ne tos mašinos techas. Kokia čia mašinas yra? To Passato techas. Sakau, kad čia nesueina galai, kad tikrai negali būti 26 metų. Taip, 25 kovo
27 pasibaigęs tiekas, jinai yra 2011 metų. Benzinas, rida, viskas tvarkoja, čia taip pat rašo, kaip turi būti. Lietuvoje pirmą kartą užregistruota 2014 metais, tai yra 11 metų veik Lietuvoje. Tai paaiškintų jos rudis. Ir vadinasi, tarp tiekų nedaug buvo važiuoti. Tais metais nustrynė skaičiai, bet atrodo kaip 8-9 arba 7-9 tūkstančiai, tada 9-5, tada 118, paskutinė 138. Nu žodžiu, naudotas automobilis, naudotas Lietuvoje, tai paaiškina rudis. Rida šiaip iš tikrųjų yra nedidelė, 160 tūkstančių yra nedaug. Test drive gal padarom. Pabandom važiuoti. Bap. Šiaip gal visai ir variantas, nežinau, galvoju, mąstau, nežinau. Gal padėsit apsispręsti pirkti tokią mašiną, nepirkti tokios mašinos. Nu, ją nudažyti, nu gerai, sutvarkytos šonus, jau per pažįstamus, per visus kanalus, ką aš pažįstu, galbūt išeitų už kokius, nežinau, 800 eurų padaryti šonus. Vienam šonė skaičiuokim 4 detalės, kitam šonė 4 detalės ardymų, po 100 eurų galima nudažyti. Nu, yra kas nudažytų. Tai stabdžiai, aišku, turi apstrinti. Nu, tai taip, žinom, sugalvok. O, parkai yra. 105 kW, tai dar jinai turėtų privažiuoti. Pusę bako benzino. Nebilda važiuoklė. Nu, kaip ir galvojau, taip panašiai ir yra. Gana gyvas Passatas. Negana, šiaip gyvas Passatas su korozijos paveiktų kėbulu. Nesupuvęs, bet jau tvarkyti reikėtų. Gerai, partronikai kažką jau gėda, čia ne taip kaip turėtų. Nes jokios kliūties nėra. Gaila, lapkių nėra. Didžiąją greitą šitą disgą. Gerai, žodžiu, su mašina kaip ir viskas aišku, tvarkinga, reikia kėbalą daryti. Reikėtų nusifotkinti, man jį nusiūs dažytojai paklausus, kiek man padarytų. Paskaičiuoti reikia techninę apžiūrą, nu tai šiaip jeigu tvarkingas, jeigu katuliai vietą, pagal garsą turėtų būti, tai manau, kad prie nieko labai nesiknis, reikės tik tai lemputės pakeisti. Ten rankinį patikrinti stabdžiai, bet stabdžiai, kaip mačiau, buvo nesenai perrinkti turbūt. Tai liktų tik tai pravaryti techninę apžiūrą. Nuskaičiuokim 100 eurų su važinėjimu, su kasa, su viskuo. Ir 800 dažymą. Aš manau, gal kas pigiau padarytų, nežinau, bet tai jau 2,8, 3,6, su tieku 3,9, nu jau daug. Bet to pačiu turėčiau mašiną, su kuria galėčiau važinėti. Jeigu atsirastų kas nupirktų, tai nepirktų. Plus registracijos mokestis. Gal taršos ir nebūtų šitai mašinai. Gerai, viskas nebešneku, nes jau čia prisišnekėjau nesąmonių. Pasimatysim jau prie sekančio reikalo su Passatu, ką nusprendžiau. Pasakysiu, manau, vėliau, nes dabar dar pats nežinau, man jo reikia ar nereikia. Ką, labas rytas visiems. Šiandien iš viso turim ketvirtadienį. Šiek tiek turėjau, sakykime, šeima, žodžiu, buvo problemų. Buvau išvažiavęs 3 dienas, grįžau vakar, tik tai vakare nieko nepadariau. Trumpai apibendrinsiu, kas įvyko iš esmės iki to laiko. Tai aš dabar esu su Volvo, važinėju šiek tiek Volvo dabar, nes apsidrožiu, reikia protestuoti ją normaliai, nes dingsta trauka, buvo užgesus, pridarė reikalų, neturėjau nei kameros po ranką nieko, tai labai nepasakosiu, kadangi neturiu ką parodyti. Bet dinginėja trauka, tai bandysiu aiškintis, kame reikalas. Manau, kad solenoidas arba turbinos geometrija. Vienas iš dviejų, tikiuosi, ir tikiuosi pavyks pačiam įspręsti. Toliau. Opel Astrai Kabrikui iš niekur nieko, ryte pradėjus važiuoti, pradėjo ūžt guolis, bet nenormaliai pradėjo ūžt guolis. Buvo nupirktas guolis, nupirktas buvo galinis netyčia, tai va dabar važiuosiu, paimsiu priekinį guolį, nuvešiu priekinį guolį, galinį guolį, sukeisiu su priekiniu, nes turiu vietoj, ir pasimsiu atgal, reikės pakeisti guolį. Audi yra nudažytas sparnas ir durys, reikia nuvažiuoti, paimti sparną ir duris ir surinkti audinę, uždėti 19 lėtus ratus, kurių jūs dar nematėt, bet dabar parodysiu. Jie yra garaže. Jie dar ne mano, bet pasimatosiu, jeigu man jie patinka, tai jie man kainuos 320 eurų. Dažymas kainavo 140, plus dažai 17,50. Čia galit skaičiuotis patys, galim sukalkuliuoti viršų, jeigu norit. Žodžiu, per savaitę laiko prisikaupė krūvos darbų.
O dar rytoj aš varau toliau tatų darytis, tai vėl dieną nebūsiu. Tai žodžiu, turiu šiandien vieną dieną sutvarkyti, tikiuosi bent 2 mašinas. Norėčiau Audi surinkti, sudėti sparną, duris, bumperį, ratus uždėti. Ir galbūt Opelį Golį pakeis. Nežinau kaip seksis, bet pamatysite patys, nes to jau viską parodysiu. Kam sekas, kam kas sekas. Ką tik pašnekėjau, kad denginė trauka, tai buvo užgesus. Nepatinka man kaip šitą Volvo elgiasi ir, žodžiu, visos 3 mašinos, kurias iškeičiau, tai švelniai tariant šiukšlės. Taip komentarius rašė šiukšlės, vis yra šiukšlės. Kas bus galutiniam rezultatui, už kiek jos parsiduos ir kiek pavyks uždirbti, nežinau. Bet galutiniam rezultatui vis tiek tikiuosi bus pliusas didesnis negu pardavus vien tik tai tą Golfą bombinį. Nes, žodžiu, nežinau, biškai nusivylęs esu. Aišku, pats kaltas, normaliai neapsižiūrėjau tų mašinos, pasitikėjau, kad Volvo viskas gerai, perrinkta ir taip toliau panašiai. Tai pirma, tai buvo pavedus užgesus, dabar denginėja trauka ir dar vat gesta. Tai vat įstraukiu kamerą, nes manau, kad čia bus kažkas, tai pabandysiu pafilmuoti. Nes jaučiu, kad reiks virvės, man virvę beje turiu. Su jie buvo trauktas jau šitas automobilis. Sako, gali važiuoti su šitą mašiną iki Vokietijos ir atgal be problemų. Iki namų sunkiai davažiavau. Panašu šaldytuvo uždarimas kažkodėl nepadėjo, arba kažkas jį uždarė, kas matėt mano reelsą. Tai, jebra, nuvažiuokite, uždarykit, čia prie Greičiūno gatvėje, man atrodo, randasi, uždarykit, nes jau baisu daras. Bet turim Volvo, išardėm čia plemba reikalų nedaug, bet čia yra senas solenoidas, vakuumus pražiūrėjau, vakuumą laiko, o traukos vis tiek nėra. Va, kaimynas turėjo tokį patį N57 ar 75, nežinau, vožtuvą ir pabandysime jį pakeisti, pažiūrėti ir atsigauti. Užgesau, nes klemas dingo, tai prisukau klemą, dabar kaip ir negesta, viskas gerai. Dabar būtų gerai su traukai išsiaiškinti ir važiuosiu durų pasimti. Kodėl į vidų neįsivarau? Turiu garažą. Garažė stovi Audi A4 be durų ir be durų. Nu tai prisniks į vidų. Negerai, tai dabar greit laukia šitą pasidarau. Jeigu padeda, nepadeda, važiuoju be traukos. Dzin. Čia kaip čia padaryti, kad kažką matytumėt? Nu čia nėra labai ką. Vožtuvas pajungi fiškę. Kiši šlangiukus. Vienas. Ir antras. Ir dedam atgalios. Galiu pasakyti, kad pasisekė todėl, kad vienas varžtas te laikė šitą vožtuvą, kaip ir praktiškai viskas šitoj mašinai, viskas ant vieno varžto laikosi arba iš vis ant zateškių. Bet kaip sakant, yra kaip yra, turim situaciją ir bandom iš jo suktis. Visio, viskas pajungta, dedam šlangą atgal, pagrindinę. Čia jau pridaryta kažkokių tai nesąmonių, bet nieko naujo jau neberasi. Nes šiaip buvo susidomėjimas šitą Volvo, už 1000 eurų aš atiduočiau, jeigu tik kas pasimtų, bet traukos tikrai manau nieks nepirks. Sekantis variantas, tai nežinau. Vakumai. Pagalių, vakuumas vienas, pačioj kitas, žodžiu, čia pagalvės jau užglušintos. Vse. Dangti atgal, bent jau jisai yra. Ir bandom tas drivintis. Vedada įrankius, kūriam, važiuojam, žiūrim, dirba, nedirba. Ir pagal tai jau spręsim, kas čia toliau su ta mašina. Šiandien yra 0 gal, o sekmadienį praneša +18. Būtų gerai kabriksų pasileis nors vieną. Ai, ne vyrai? Gerai būtų. Prašė išjungt kondiškį. Gerai, hebra, balandžio 1 jau buvo, paprikolinom ir gana išjungti šitą nesąmonę, nes 16, sekmadienį 16, šiandien sninga. Kas darosi storti? Nu, bandom test drive pažiūrėti. Nepadėjo. Iškart aišku. Engine sistema žiūrė. Nope. Trauka dingo vėl. Ta, pažiūrėsim, mus aišku, įsisukam iškai. Ne, daugiau 2,5 nebekelia vėl.
Ūmai geometrija stringa. Gerai, kompo nebepavyko parodyti, nes pačiam pats nepasijungiu, tada Chebra kaimynai pajungė kitą kompą. Nu, žodžiu, nesmė. Klaida yra tokia, galiu trumpai papasakoti. Tai yra full pressure. Tai mano yra spėjimas ir Google informacija randu tokia, kad reikėtų pradėti žiūrėti nuo kuro filtro. Nes iš tikrųjų, aš kaip paėmiau Volvo, kelis kartus buvo dingus trauka, bet šiaip tai ir traukė visais bėgiais, viskas tvarkoja ir taip toliau ir panašiai. Ir viskas buvo gerai. Ir po tada, kai man jinai užgeso, kai galimai, kad baigęs dizelis, nes dapylus patraukus susivedė, aš gali būt, kad gal filtrą užkišo. Nu, bent jau taip tikiuosi. Tai važiuoju, pakeisiu iš vieno guolio iš galinio į priekinį ir paimsiu filtrą, jeigu turės vietoj. Kažkokį pigiaką pabandymą. Ir pabandysim pakeisti. Bet ir reikia paimti duris ir sparną. Tai vat, viską aš turiu suvežioti ir šiandien noriu Audi surinkti. O Volvo simsiu savaitgalį, manau, jeigu Audi surinksiu. Ponios ir ponai, lemtingas momentas. Žiūrim, test drive'as. Dings trauka ar nedings? Filtrą persukau, ten iš apačios praktiškai baloj prisukau, tai nerodžiau, bet atrodė, kad vožtuvas yra pačiam viršui filtre, tai gali būt, kad buvo pasikišęs. Tai išaiškinsim. Labai nesunku sužinoti. Išvažiuoji, porą gazo paspaudimų ir arba dingsta trauka, ar protestuojam, jeigu viskas gerai, einu keist durų. Pasirašiau, atsinešu viską. Op. Kol kas nedingo, bet kažkaip silpniau traukinį prieš tai. Kažkaip nebevažiuoja, kaip važiavo. Nesuprantu, kas čia su ta Volvo. Kas per nesąmonės. Tik pasižiūrėkit, ką aš radau čia besivaikščiojantį. Kas čia, aš nesuprantu, su ta Volvo darosi. Diržas vos draugėsi. Kiek tu už ją sumokėjai? Daug atspėsiu. 500 aš mokėčiau. Man jau nusiboda čia šiti pravažinėjimai. Važiuok ten atgal. Pakeičiau filtrą ir vis tiek dinginė trauka. Kol kas yra. Kaip galvoji, dirbs, nedirbs? Tik atsargiai, Šarai. Nes aš dar noriu gyventi. Nebėra traukos. 3 štukas limp modas. Kažkas su kuros leigia. Gal kuros leigio daviklis? Galbūt. Ar tu jie nekeitė? Ne, jis naujas sudėtas. Šiaip aš iš vis negalvoju. Tu dėjai? Ne. Reiškia, abijo. O tu nupirkai su traukos defektu? Teisčiais, sakai. Ne. O ko šypsena tokia? Sugedęs jaučiu pompytę kūro baketą ar baką, ne? Nežinau. Užpyliau Užges? kūro. Va, žinai, tu dabar sunkiai kūrės. Kas čia? Šiaip mažai kūro. Šitos Volvos turi problemų, bakas ant 2 pusių dalinasi. Ir neveikia ir siurblys. siurblys neveikia. Aš galvoju apie tai ką man dabar užpilti Daugiau kūro. 100 eurų kūrą? Nes aš buvau užgesęs ir nedegė rezervas. Dapylėm biškį kūrą, kaip ir buvo gerai. Ir po to momento prasidėjo Sutrauka. Nu, sudegina siurbliną. Aš gal geriau eisiu toj pešiom, aš jaučiu. Tai čia netoli. Ir visą laiką yra va, tas spėliavimas. Spėliojimas. Kai nuperki, atrodo, lengva, toj šaibas pasidarys patys. Ne. Visi galvoja, kad perikupo darbas lengvas, bet knysės su tokia Tu visą dieną praleidai. Nu tai taip. Aš tai spėjau ir Sparką nupirkt, Škodą sugadint jau tvarko, 6 priduot, ką aš dar? Siurblį nupirkt, atvežt, nufilmuot, pabaigt seriją. Tai va, aš atvežiau Opelį guolį, atsivežiau duris, nudažytas kabriko. Tai galvoju, permesiu greit filtrą, čia įsispręs problemą ir varau prie Audis. Kūro filtrą. Jo. Pakeičiau. Nu būna.
Šiaip aš manau, čia dėl mago, reikia magą tiesiog tokį va ištraukti iš čia, nes jis netinkamas čia. Dabar yra trumpa. Dabar nebėra. O tu nebandai kumpų skaityti? Bandžiau metą kūro slėgį. Kūros slėgio daviklė ar per mažas slėgis? Per mažas slėgis. Nu, jeigu sakai, kad daviklis yra sutvarkytas, Nežinau. nu, reiškia, bus su kūrų problemo. Nauris kaip laks. Čia ne auris. Nauris. Nežinau, viskas pasiduodu, su Volvo einu kabriką, surinksiu ir važiuosiu su kabriku namo. O su Volvo spręsiu kitą dieną, nes nebeturiu kantrybės. Žinot, kas baigės? Kuntrybė baigės. Uždėkit laiką. Šaras stengiasi. Parašykit komentarą, ar ką jis blogai daro, kodėl jūs jį nenorit žiūrėti. Kodėl jis nori mesti YouTube, jis man už kadro sako, aš jau nenoriu filmuoti, man jau neįdomu, ką aš. O, aš nežinau, aš jau realiai... Pavargau. Pavargau nuo visų šitų tryperių, apilemba, neišlipsi dabar. Pavargau nuo tryperių ir pavargau nuo viso šitos... Daug, aš išlipsiu ir tada tu statyk normaliai tą mašiną. Nu, neliūdėk, Didžiausią objektą pagavo. Neliūdėk, va. Viskas bus tvarkoj. Viskas bus tvarkoj. Sparnas, nudažytas yra durys ir reikia surinkti kabrį. Bet stogas kabriko neatsidaro. Kodėl? Kažkas su bagažinė. Daviklė. Rolandai, pas tai visos tokios problemos, tokios elementarios. Nu, patsgi žinai, kad... Mato, ne taip. Mato? Mato. Tu patsgi žinai, kad su kabrikais dažniausiai taip ir būna. Ir iš Amerikos, kai grįžta po avarijos, kad kažkur kažkas va davikliukas neveiks ir stogas, ką tu nedaryk, neatsidaryk. Aš turiu mintį, kas jam yra, bet pirmą reikia, matai, ten yra tokia problema. Kad durų nėra. Kad durų nėra. Pradžiai. Gali būti dėl to neatsidarė stogo. Gali ir neatsidarinėti. Gerai. Su Volvo nepaėjo, Rolas eina visiems savais reikalais. Ne, aš... Auris savais reikalais. Aš nežinau. Tu šūdamas. Kas? Ką, eisiu surinkti audio. Trumpas situacijos updėtas. Nu, uždėta duris. Apšypkės reikės perrinkti net per naujo. Uždėtas sparnas. Kaip ta kamera savo gyvenimą gyvena. Užsimečiau bumperį. Vienos pusės dar neprisukau. Čia kolega laukia nudažyti suportus, nes čia normalia spalva. Gerai bus šitas spalva. Eiktų labai gerai. Labai panašiai stogo spalva. Atrodo daug ryškesnė, bet taip nėra. Nu, baisiai daug čia nefilmavau, nes darbo čia dafiga, plus vėsoka, šildymo nejungiau. Užmėsiu ratukus, rytoj išplausiu ir parodysiu realiai, kas gausi. O, visas juodas. Normalu. Suportai bus raudoni, nes kas sugalvojo oranžinį dažyti nežinau, bet sprendimas buvo tikrai prastas. O suportai oranžiniai. Logikos, sakykit, kur yra logika. Mašinos stogas yra raudonas, salonas yra raudonas, ratai buvo raudoni, o suportai buvo oranžiniai. O dabar bus raudoni. Naujas. Viskas. Ir visi. Su tais ratukais įslaina labai gerai atrodys. Nu ir bandysim, testuosim, važiuosim ir tada reikės įsiaiškinti iki galo su bagažinė. Jau turiu spėjimo variantą, kas ten yra, bet pažiūrėsim ar gal. Nu ką, vaizdelis atsirado biškį. Dar kaimynas spoilerį uždėjo. Universalų. Koks kaimynas? Matėt, tuningavo E92 ir parūpo pridėti rankelę ir priaudės, kad biškį būtų tokia prieskoniuko ar formą mašiną pakeis. Tai kam reikia, žinot, kur kreiptis. Čia šalia manęs. Ir su manim galėsit atvažiavę. Tai turit problemų su mašina, žinot, kur kreiptis. Turit problemų su mašina ir norit parduoti, irgi žinot, kur kreiptis. Prašom, rašykit čia į PM. Instagramas apačioj. Gerą vakarą visiems, važiuoju praustis. Einu praustis ir važiuoju namo.